Jau sveiki visi amigos, aš su Enzo Haukagiai ir šiandien mes pabandysime padaryti alkoholį per Mombazų. Pavirsime biškį vyno, parduosime, pažiūrėsime kiek tai uždirbsime iš jo. Bei kas nežino, kai jį pradėti, taipogi pamatysite per šį vidosą ir tada nieko nelaukia, šaunam per video. Ok, visų pirma, kad mums pradėti reikia nuvažiuoti į barą ir nusipirkti tas tokias bačkas, kuriame mes laikysime tą vyną. Ir tada reikės mums važiuoti į sirupinę. Ir jau ten tada pažiūrėsime, kaip viskas veikia. Ir va šitas bačkas, o tik tais dvi aš galėsiu jos nusipirkti. Nu, pagal viską aš tik tais galėsiu dvi nusipirkti per vakarą. Nu, kas užtruks ganėtinai daug laiko, kol aš susipirksiu normaliai kiekį. Ok, varome į barą. Ok, galiu paimti dvi, kurios kainuoja vos ne po... Kas? Oh, shit. Dar kaip užreikė. O tai kiek man reikia, kad su juo kalbėti? Koks jos vardas iš vis Karolė? Nu, chill. Ok, visų pirma, mums tada reikia su ją padaryti kažkiek prakalbėti. Aš žinau, kad su kiekvienu buteliu jinai man dar daugiau duos friendship'o, tad greičiausiai žinau, kaip reikia greičiau tai padaryti. Opa, draugystė jau viena. Atsiprašau. Vaizdas ne kažką, tačiau turiu pirmiau friendship'ą padaryti su ją, kad aš galėčiau iš vis nupirkti tą bačką, kas biški makes no sense, nu bet tai tarkim. Ok, pasirodo, kad iš vis gauti tas bačkas reikia 50 friendship'o su Karolė, kas, nu, biški makes no sense. Labai kažkaip daug yra, kad tiesiog pasimti bačkas, tačiau jau paskutinio man trūksta, nueisime, pasimsime tas dvi bačkas ir varysime, pasidarysime biški vynelų. Yes, sir. 50 ir galiu nusipirkti po 900 viena yra. Cheeks. Opa. Dvi bačkos. Šiaip labai įdomu, kaip jisai veikia ir kiek jisai sumokės už tas bačkas. Ar čia labiau gal netgi bus apsimokės negu sirupą tiesiog daryti. Ok, įsigijęs bačkas reikia iš anksto turėti sirupo pasilikusio rezervuare. Viską, ką mums reikia padaryti, tai tiesiog įpilti į bačką. Jap. Įdomu, kiek jisai čia surys man. Raugin... Ok. Kaip suprantu, reikia pirmiau surauginti jį. Aš tai dabar greičiausiai taip neparduosiu. Nežinau, aš pasimsiu gal jos su savimi į namą. Ir tiesiog reikės palaukti, kol jie čia susiraugins. 10%. Ir viskas. Per visą naktį tik tais 10%. Aš čia... Ok, sirupas paruoštas. Šiaip jam užtruko ganėtinai ilgai, apie 5 dienas, tad juos atsipirks tai. Ok, žiūrime, kiek susimokės. Kas... Paimti vyną. O. 7,20. O kiek aš galiu... Bliam, tik vieną galiu paimti. 7,20 už vieną? Šiaip visai neblogai, sakyčiau. 7,20 už vieną, jeigu normaliai tai bačkų susirinkia, tai čia šiaip tikrai galima būtų pasidaryti normaliai tų pinigų. Ok, šiaip. Aš tada per to pačio dar pasimsiu daugiau. Realiai dabar viską, ką uždirbau, vėl išleidau. Nu ką, amigos, toksai trumpas video. Bandėm išvirti sirupinio vyno. Tikiuosi, kas nežinojo, pamatėte, dabar galėsite patys pasidaryti. Ir tada, kaip visada, susitiksime naujose videose.